Sveiki visi, šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią mažą bitutę. Man reikės geltonos ir juodos spalvos gumyčių ir dar dviejų tokios skaidrios spalvos. Ragatkės ir kabliuką. Imu vieną juodą gumytę, ją užsuku 4 kartus ant vieno stulpelio. Tada dedu 2 geltonas gumytes, pas mane jos tokios yra ryškesnės, tai naudoju tokias. Ir užtraukiu į centrą juodą gumytę. Tada dedu 2 juodas gumytės, 2 ir geltonąją perkeliu į centrą. Tada vėl 2 geltonus. Ir juodas uždedu į centrą. Ir gauname kaip ir kūnelį. Tada uždėsiu vieną juodą. Perkeliu 2 geltonos ant juodos. Juodą suimu, pertraukiu ir užtempiu. Ir gaunasi mūsų bitutės kūnelis. Dabar, jeigu norėtumėte, galite prie šios prikabinti prie raktų pakabuko, pavyzdžiui. Arba dar prinerti kaip virvutę iš gumyčių, užkabinti ant kuprinės arba toks. O aš nukirpau su žirklėmis, kad gautųsi tokie 2 ūsiukai. Ir dar paimsiu 2 bespalvės gumytės skaidrės, perkišu per juodą spalvą, per juodas gumytės kabliuką ir užkabinsiu, pertrauksiu 2 bespalvės gumytės, kad gautųsi sparniukai. Taip. Taigi, jeigu norite, kad gautųsi ūsiukai, tada paimame žirklutes ir nukerpame. Štai taip. Štai tokia mūsų maža bitutė. Galite panaudoti žaidimuose ar šiaip kur nors dar. Taigi, spauskit patinka, laukit kitų video, prenumeruokit, laikinkit, rašykit komentarus, bendraukime ir laukit kitų video. Iki!